Tęsime laidą. Dabar į eismą miesto gatvėse pažvelkime ratuotojų akimis. Ir kokiu tik pasiaiškinimu nesugalvoja nedrausmingi pėstieji. Dirstelkite. Pėstieji gatvėse. Vieni vairuotojai juos vadina kėgliais, kiti mirtininkais. Būna pakinčiamų dienų, bet kartais, net jei patys dėl apledėjusio šaligatvio vos ropoja, perėjoje net nesidairę puola į gatvę. Tai būna žiemą, atšilus orams pėstieji kaip ir vairuotojai dar labiau išdrąsėja. Keista, bet labiausiai skuba ir lekia ne per perėjas tie, kurie sunkiausiai neša ir tiesą sakant yra kiek vyresnio amžiaus. Ypač lakstyti per gatvę, kiek jėgos leidžia mėgsta gerbiamos mūsų mamos ir močiutės. Pone miela, kur jūs ruošiatės eiti, pasakykit, prašom. Palaukit truputėlį, palaukit. Palaukit. Mes norim prašyti, kad čia pastatytų šitą... Pėsčiųjų perėjų. Taip. Bet jūs niekur nesikreipėte dar iki šiol? Šiandien turiu rašyti, tikrai, dukra ateis ir... Šiandien norit rašyti, bet šiandien dar norit per gatvę perėti. Ne, aš nenorėjau. Nu, man atrodo, kad jūs jau norėjote, įžengėte žingsnį ir atgal. Ne, tikrai nenorėjau. Bet pėsčiųjų perėja yragi netoli? Bet toli, čia žinokit, mes pripratom, čia visą laiką gyvenam, čia pastoviai eina žmonės. Senas žmogus irgi su lazdele nori kažkur pereiti, blogas pavyzdys užkirčiamas. Jūs norėjote ir žmogelis norėjo, o jūs gal ir perbėgsit per kelią greičiau, nors tai negalima, o žmogus... Pėsčiųjų daromi pažeidimai, kas liečia įskaitinių eismo įvykių statistiką, tai yra eismo įvykiai, kuriuose nukenčia žmonės, sudaro daugiau negu pusę eismo įvykių. Dėl to kelių patruliai paskutiniais metais ypač daug dirba su pėsčiaisiais. Ir statistiškai galiu pasakyti, kad vien praeitais metais mes nubaudėm 6000 pėsčiųjų. Tai sakysim tiek pat, kiek per paskutinius, matyt, kokius 5 metus kartu paėmus. Statistika rodo, kad dauguma pėsčiųjų einančių ne vietoje per gatvę yra žemesnio negu vidurinio išsilavinimo. Tačiau akademinis jaunimas jiems nenusileidžia. Skuba net matydami pareigūnus. Kodėl ne per perėją? Nes greičiau. O mokykloje nemoko, kad reikia eiti per perėją? Moko. O tai kodėl pažeidžiat kelių eismo taisyklės? Nes labai skubam, žiauriai. Labą dieną, ponia. Kur, sakykit, jūs per gatvę einate? Ar leistinoje vietoje? Leiskit, kitą kartą nedarysiu, vėluoju į darbą. Reikia rūpinti savo sveikatą, savo saugumu ir aplinkiniu turbūt. Nes jūs vis tiek, jūs gal atrodo, kad jūs spėsit, o vairuotojas gal nespės sustabdyti. Taip, aš suprantu. Viską suprantate, bet sąmoningai to nedaro. Tikėsimės. Sėkmės, nedarykit pažeidimų. Viso gero. Man širdį skauda. O jums greitai gal reikia iškviesti? Nieko. Pėsčiųjų nuostabai bauda už gatvės kirtimą draudžiamoje vietoje siekia nuo 50 iki 100 litų. Sužinoję tokį faktą, visi puola teisintis. Beje, kaip ir viešojo transporto zuikiai, pėstieji nesinešiojo dokumentų ir tikisi, kad pareigūnai pamoralizuos ir paleis. Tokia taktika neretai būna veiksminga. Mačiau ne per perėją. Liagonė nešu, neberčiasa. Aha, labą dieną. Pėsčiųjų perėja jums. Nebegalėjau laukti, labai šuniuką pykina, iš ligoninės panešu. Tai ligonė tenai, o pėsčiųjų perėja 50 metrų. Dokumentą, ponė, turit, mielą, su savimi? Jokio. Jokio? Tai teks į komisariatą su jumis praeiti. Negaliu šunį pykina, būkit žmonės, vemti nors. Iš pusantros valandos lašelinę lašino, nugi žmonės būkit, Jėzus Tai jūs Marija. rizikuojate savo gyvybę dėl šuniuko? Šuva greit vems, Ne, viską šuniui aš matau gerai. Nieko jūs nežinot, pusantros valandos lašelinė šuva atkentėjo, vos leisgyvis buvo. Aš nusistatysiu jūsų asmenybę. Kita problema tik tai yra su pėsčiaisiais, kad policijos pareigūnai forminant pėsčiojo eismo dalyvio pažeidimą, dažniausiai pėstieji eismo dalyviai nesinešioja su savim dokumentų, pas mus kaip joks įstatymas neįpareigoja šalies viduje turėti asmens dokumentą, tai pėsčiojo pažeidėjų forminimas trunka iki valandos, nes jį tenka pristatinėti policijos įstaigą, nustatinėti tapatybę jo ir tuo metu policijos pareigūnas jau įtakot eismo negali, tai yra kitų eismo dalyvių negali kontroliuoti.
Kartais pėstieji visai nepaiso šviesoforo, kartais tiesiog nespėja kirsti gatvės degant žaliam signalui. Štai moteris ir vyras skuodžia per reguliuojamą perėją degant raudonai. Paskui pėdina moksleiviai. Iki vidurio dėjo. Čia, buvo tarpas. O tarpas, o šviesoforo signalas kam? Baigiau įėjimą. Ir jūs, vaikai, prieikit, prašom. Prieikit, nebijokit. O mokina mokyklai, per kokį reikia šviesoforo signalą eiti? Taip. O dabar kokia spalva dega, kai jūs bėgote per gatvę? Raudona. Raudona. O tėveliai jums irgi leidžia bėgoti per raudoną šviesą? Ir mokytojai turbūt neleidžia. O tai kodėl taip darote, sakykit? Tiesiog mes skubėjome namo. Bet manau, kad tėveliai bartųsi, jeigu tai sužinotų. Nes jie turbūt ne taip mokino jūs per kelią vaikščioti. Ne, nemokinu taip. Nemokino. Aš tikiuosi, daugiau taip nedarysit. Taip nedarysim. Visada geriau palaukit, užsidegs žalią, įsitikinkit, ar aplamai transporto priemonių nebus, nesvarbu, kad dega žalia šviesoforo spalva. Ir tada eikit per kelią ir bus saugu. Tačiau pasirodo, įprotis lakstyti degant raudonam signalui šio rajono gyventojams atsirado nebe priežasties. Ponia, kokia spalva dega, paskubėkit. Jau raudonas seniai. Aš noriu pasakyti, labai nesutvarkytas šviesoforas. Žiauriai. Kodėl, sakykite, nesutvarkytas? Vat išlipa keleiviai, mes įjungiam. Jeigu pirmą partiją spėja prabėgti, tai gerai. Nu, ta prasme, kad jau mirksi, dar neatėjus iki galo. Antras žmogus, kada paspaudžia laukia, mes pralaukiam čiutnėm po 10 minučių. Aš nefiksuoju laiko, bet aš surūkau cigaretę. Tai palaikykite. Ar jūs žinot, kad per šitą perėją dažniausiai eina moteris? Ir vaikai. Ir vaikai, būtent. O kodėl nesutvarkyta šitą perėją? Jau mes moteris esam kantrios, bet jau kantrybė baigėsi, o apie jūs vyrus visai patylėsiu. Kaip matėme, dega žalia šviesoforo signalas pėstiesiems 15 sekundžių. Pagal mūsų laikrodžio matavimas laukti reikia tarp šviesoforo signalo pertraukos 3 minutės. Kai moteriškė skundėsi pagyvenę žmonės su tašėmis einantis, jie gali tik daeiti iki viduriuko, tačiau nemanau, kad tai yra saugi salelė padaryta, kad galėtų didesnė grupelė žmonių nespėjusi pereiti tokiam esant intensyviam eismui, išlaukti tas 3 minutės ir nepažeidę kelių eismo taisyklių perbėgti į kitą kelio pusę. Manau, kad reiktų informuoti atitinkamas tarnybas, kad būtų ar prailgintas pėsčiųjų šviesoforo signalo darbas iki bent 25 sekundžių, arba aplamai šioje vietoje galima būtų pastatyti kaip tarp Lazdynų Karoliniškių viršum pereinamą pėsčiųjų perėją.